Labas, žinau, kad lauki praktikos. Todėl šiandien noriu, kad kartu su manimi atliktum praktiką pečių juostai su lazda. Mano lazda yra teleskopinė, aš ją galiu padidinti ir sumažinti pagal savo poreikius. Jos maksimalus ilgis yra 1,20 m. Tačiau mano manimu, idealus lazdos ilgis yra 1,50 m. Toks ilgis tinka beveik visiems. Kodėl šią praktiką rekomenduoju atlikti būtent su lazda? Ne su rankšluosčiu, ne su diržu, o su lazda. Todėl, kad lazda neleidžia mums susiaurinti pozicijos. Ir ne, jeigu mes pasirinkom tam tikrą rankų poziciją, jinai ant lazdos išlieka stabilesnė ir užfiksuota. Į ką reiktų atkreipti dėmesį? Lazda neturėtų būti per sunki ir jos diametras neturėtų būti per didelis. Lazda turi tilpti mums patogiai į delną. Kuo man patinka ši praktika? Iš dalies dėl to, kad ši mankšta yra labai universali. Aš ją galiu naudoti tiesiog kaip rytinį apšilimą arba prijungti prie bet kurios savo pasirinktos praktikos. Taip pat labai svarbus momentas yra tas, kad ši praktika naudinga ir laikysenai. O kaip mes jau žinom, nuo laikysenos priklauso, jeigu ne viskas, tai labai daug kas. Todėl siūlau iš karto susirask tinkamą lazdą ir prisijunk prie praktikos. Susistatyk pėdutės dubens plotyje. Lazdą paimk pečių plotyje. Gerai, rankas būtinai laikyk ištiestas, paspausk uodegikaulį į save ir smakriuką į save. Prilaikyk dubens dugno raumenis ir pilvo apačią. Kvėpuok ramiai. Įkvėpimas. Mes keliam tiesias rankas aukštyn ir atsistojam ant puspirščių. Iškvėpimas, lazdą nuleidžiam. Įkvėpimas, keliam aukštyn. Iškvėpimas, nuleidžiam. Stenkis rankytės tiesias laikyti, tiesų stuburą. Įkvėpimas, iškvėpimas 3. Įkvėpimas, iškvėpimas 4. Įkvėpimas, iškvėpimas 5. Įkvėpimas, iškvėpimas 6. Įkvėpimas, iškvėpimas 7. Įkvėpimas. Iškvėpimas 8, kai keli rankas nekelk pečių, įkvėpimas tik rankytės kyla, iškvėpimas 9, įkvėpimas, iškvėpimas 10, dar 10, įkvėpiam, iškvėpiam 1, įkvėpiam, iškvėpiam 2, matau pro langą pradėjo snigti, iškvėpiam 3, o dabar yra balandžio 10, įkvėpiam, iškvėpiam 4, įkvėpiam. Iškvėpiam 5, įkvėpiam, iškvėpiam 6, įkvėpiam, iškvėpiam 7, įkvėpiam, spaus sėdmenis, iškvėpiam 8, įkvėpiam, iškvėpiam 9 ir dar įkvėpiam, iškvėpiam 10 ir nustebinsiu, bet dar 10, įkvėpiam, juk čia apšilimas, iškvėpiam 1, įkvėpiam, iškvėpiam 2, stok ant puspirščių, įkvėpiam. Iškvėpiam 3, įkvėpiam, iškvėpiam 4, įkvėpiam, iškvėpiam 5, įkvėpiam, iškvėpiam 6, šylam, įkvėpiam, iškvėpiam 7, įkvėpiam, iškvėpiam 8, įkvėpiam, iškvėpiam 9, įkvėpiam ir iškvėpiam 10. Stovėsena. Pereinam prie sekančio apšilimo pratimo. Stovim lygiai taip pat. Dubens plotyje pėdutės, rankos suima lazdą pečių plotyje. Įkvėpimas, tiesias rankytės pakeliam aukštyn. Iškvėpimas, lenkiam rankytės taip, kad lazda užeitų už galvos. Įkvėpiam, pakeliam, iškvėpiam 2. Spaus sėdmenis, įkvėpiam, pakeliam, iškvėpiam 3. Šiaip, jeigu ką, gali ir atsisėsti. Įkvėpiam, iškvėpiam 4, įkvėpiam, iškvėpiam 5, įkvėpiam, iškvėpiam 6, įkvėpimas 7,
Įkvėpimas, iškvėpimas 8. Nepamiršk kvėpuoti, įkvėpimas, iškvėpimas 9. Įkvėpimas, iškvėpimas 10. Stumk rankytes aukštyn, įkvėpimas, iškvėpimas 1. Įkvėpimas, iškvėpimas 2. Įkvėpia, iškvėpiam 3. Įkvėpiam, iškvėpiam 4. Įkvėpiam, iškvėpiam 5. Įkvėpiam, iškvėpiam 6. Įkvėpiam, iškvėpiam 7. Įkvėpiam, iškvėpiam 8. Įkvėpiam, iškvėpiam 9 ir dar kartelį įkvėpiam, iškvėpiam 10. Įkvėpimas rankytės pakelk, išsitemk maksimaliai. Iškvėpimas leisk rankytės žemyn. Jeigu pastebėjai, kad buvo sunku lenkti rankytės ir vesti lazdą už galvos tokiam plotyje, drąsiai pasitaisyk visada rankytės. 3. apšilimo pratimas, keliam rankytės vėl aukštyn, įkvepiam. Ir tas aukštyn, ar ne, jeigu yra truputėlį apribota mūsų judesio amplitudė, peties sąnarys arba bet kokia kita problema neleidžia mums iškelti rankyčių taip aukštai, kelk jas truputėlį žemiau, savo aukštyje, bet maksimaliai kiek gali iškelti ir sustok savo pozicijai. Galbūt tau padės platesnis lazdos laikymas, ar ne? Taip yra truputėlį sunkiau ir šitaip yra truputėlį lengviau. Tuomet susidėk rankytės taip, kaip tau patogu, ištiesk jas maksimaliai ir stenkis pečių neišstumti iki ausų, neužblokuok kaklo, nuleisk petukus žemyn, palik kaklą ilgą, truputėlį suspausk sėdmenis ir paspausk uodegikaulį į save, prilaikom dubens dugną ir būtinai pabandom pajausti preso raumenis. Įkvepiam. Ir su iškvėpimu mes švelniai, vienoj plokštumoj linkstam į dešinę. Įkvepiam, pakylam, iškvėpimas į kairę. Įkvėpimas, pakylam, užfiksuokim centrinę poziciją, tada iškvėpimas vėl į dešinę. Įkvėpimas, pakylam. Ir va dar viena klaidelė, kurią ir pati dažnai nejausdama padarau, tai pasilenkusi dar vedu rankas, ar ne? Ne, užfiksuojam rankas vienoj pozicijoje ir mes lenkiamės kartu su lazda ir kartu su rankytėm. Stengiamės užfiksuoti, taip yra daug sunkiau, kontroliuoti šitą poziciją nėra taip lengva. Todėl mes dirbam, o ne tinginiaujam. Į dešinę, pakylam, įkvėpimas, iškvėpimas į kairę. Į dešinę, pakylam, iškvėpimas į kairę. Įkvėpimas, pakylam, iškvėpimas į dešinę. Įkvėpimas, pakylam, iškvėpimas į kairę. Jau jaučiasi nuovargis pečių juostai. Ir iškvėpiam, nuleidžiam rankytę žemyn. Trumpa pauzė, užmerkiam akis, atsipalaiduojam, atpalaiduojam pečių juostą. Susijungiam vėl su savo širdimi, su kvėpavimu. Gerai, įkvėpimas, vėl rankytės iškėliam. Ir dabar sunkesnė padėtis yra iškeltom rankom, truputį lengvesnė užsidėti lazdą pat šitai, ant pečių. Ar ne? Lyg žadat nešti 2 sunkius vandens kibirus. Gerai? Kas norit pasunkinti, ištesiam aukštyn, tą patį darysim. Užfiksuojam dubenį vienoj padėti, suksimės tik per juosmenį. Įkvepiam centras, iškvepiam į dešinę. Įkvepiam centras, neskubam, iškvepiam į kairę. Ką daro skubėjimas? Skubėjimas neleidžia mums kontroliuoti dubens, sukamės, savo ritmu ramiai. Paliekam pabaigoj 20% atsargos, bet pajaučiam tempimo jausmą. Ar ne? Juosmens srityje, nugaroj, pečių juostoj. Gerai. Stengiamės fiksuoti dubenį. Dubenį užfiksuoti ir taip nėra labai lengva. Įkvėpimas, centras, parodysiu sulenkus rankytės, iškvėpimas. Į kairę, įkvėpimas, centras, iškvėpimas. Į dešinę, centras, į kairę. Įkvėpiam, iškvėpiam į dešinę. Labai gerai, įkvėpiam, iškvėpiam į kairę. Įkvėpiam, iškvėpiam į dešinę. Įkvėpiam,
Iškvepiam į kairę, įkvepiam, iškvepiam į dešinę. Ir dar. Iškvepiam į kairę, įkvepiam, iškvepiam į dešinę, įkvepiam, iškvepiam į kairę, įkvepiam, iškvepiam į dešinę. Įkvepiam, iškvepiam į kairę ir paskutinis ratas, iškvepiam į dešinę, įkvepiam, iškvepiam į kairę. Sustojam ties centru, iškeliam rankytes dar aukštyn, išsiilginam, nuleidom petukus, įkvėpimas, iškvėpimas, rankas nuleidom. Sekantis pratimas, ištieskim rankytes priešais save, savo aukštyje. Galima šiek tiek žemiau, galima aukščiau ir nepamirštam, kad kai kuriuos iš šių pratimų tikrai galima daryti atsisėdus, jeigu pavargsta kojas ar nugara. Tačiau stiprinkim save, pabandykim maksimaliai išlaikyti savo svorį ant kojų. Įkvepiam ir su iškvepimu kairė rankytė viršuje, dešinė apačioj, užeinam ir lazdą mes dabar laikom ne super tvirtai, ar ne? Nereikia mum laužti riešų, truputėlį leidžiam šiek tiek pirštukam laisvesniem būti, kad lazda vaikščiotų laisvai. Ir keičiam. Rankos iksu į vieną pusę, į kitą. Į vieną stengiamės laikyti ištiestas rankytės, į kitą. Į vieną pusę, į kitą. Gerai, į vieną pusę, į kitą. Dar į vieną pusę, į kitą. 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 Ir dar kartelį į vieną pusę ir į kitą. Gerai, rankytės priešai save įkvepiam ir iškvepiam, nuleidom rankytės žemyn ir atsipalaiduojam. Trumpa pauzė, užsimerkiam. Sekantis pratimas, kuriam rankytės reikės pastatyti jau kiekvienam pagal save, ar ne? Aš laikysiu truputėlį plačiau negu pečių plotis. Kažkam gali tekti laikytis visiškai už lazdos galų, todėl kad kuo plačiau mes pastatom delnus, tuo lengviau atliekam šitą judesį. Gerai, pradėsim švelniai. Gerai, aš atsistosiu šonu, kad būtų geresnis matymo kampas. Smakriukas į save, laikom tiesią nugarą. Įkvėpimas, keliam rankytės aukštyn. Patempiam kelių girneles, išsiilginam ir truputėlį rankytės, kiek komfortiška, užvedam atgal, kol pajausim tempimą. Iškvėpimas, leidžiam rankytės žemyn. Įkvėpimas, aukštyn, iškvėpimas, žemyn. Jeigu pajautėt, kad yra įtampa nugaroj, aš siūlau truputėlį paminkštinti kelius, juos šiek tiek sulenkti, ar ne? Keliai turi būti galbūt šiek tiek minkštesni, nebūtinai pilnai ištiesti. Kas galit, laikykit ištiestas, bet neturit jausti kompresijos nugaros apačioj. Įkvėpimas, iškvėpimas. 3. Įkvėpimas, iškvėpimas. 4. Įkvėpimas, iškvėpimas. 5. Įkvėpimas, iškvėpimas. 6. Įkvėpimas, iškvėpimas. 7. Įkvėpimas, iškvėpimas. 8. Įkvėpimas, iškvėpimas. 9. Įkvėpimas, iškvėpimas. 10. Darysim dabar tą patį, tiesiog leisim rankytėm eiti dar labiau už nugaros. Jeigu reikia, pastatykit delniukus plačiau. O galbūt jums per lengva ir norisi truputėlį susiaurinti delnus. Visada pasitaisykit pagal save. Keliam rankytės, įkvėpimas ir vedam jas toliau. Iškvėpimas, grįžtam. Įkvėpimas, vedam dar toliau. Iškvėpimas 2. Įkvėpimas, vedam galbūt jau visai iki galo. Iškvėpimas, grįžtam 3. Įkvėpimas, atgal. Iškvėpimas, grįžtam 4. Įkvėpimas, atgal. Iškvėpimas, grįžtam 5. Įkvėpimas, atgal. Iškvėpimas 6.
Įkvėpimas atgal, tiek, kiek norisi. Iškvėpimas 7. Įkvėpimas atgal, tiek, kiek norisi. Iškvėpimas 8. Įkvėpimas atgal. Iškvėpimas 9 ir stebim savo pojūčius. Įkvėpimas atgal. Iškvėpimas 10. Padarykime dar 10. Čia labai svarbus judesys. Įkvėpimas. Iškvėpimas. 1, jeigu pavargot, plačiau delnai. Įkvėpimas. Iškvėpimas 2. Arba darykit kas antrą judesį. Įkvėpimas. Iškvėpimas 3. Tiesiog pailsit 1 ir sekantį darot. Įkvėpimas. Iškvėpimas 4. Įkvėpimas. Iškvėpimas 5. Įkvėpimas. Laikom dubens dugną. Iškvėpimas 6. Įkvėpimas. Iškvėpimas 7. Įkvėpimas. Iškvėpimas 8. Įkvėpimas. Iškvėpimas 9, jau jaučiam kaista mūsų pečiai. Įkvėpimas. Iškvėpimas 10. Labai gerai. Trumpa pauzė, užsimerkiam ir pajaučiam savo kūną. Atpalaiduokit rankytės. Sekantis judesys. Lygiai taip pat pradėsim nuo pusinio judesio ir keliausim į gilesnį. Užkabinam, vėlgi siūlau truputėlį plačiau paimti lazdą ir pasikeisti rankų poziciją, jeigu kažkas netinka judesio metu. Jokio plėšimo, jokio laužimo ir jokio skausmo šitam judesį nėra. Yra lengvas, malonus tempimas ir karštis. Daugiau nieko. Keliam rankytės priešais save, įkvepiam, su iškvepimu sukam lazdą taip, kad dešinė būtų viršuje, kairė apačioj. Dabar vedam į kairę pusę lazdą. Į kairę. Užsivedam maksimaliai. Galbūt mes čia sustosim. Galbūt mes vesim dar atgal. Žiūrėkit, kaip jums patogiau. Pabandykit tiesias rankytės išlaikyti, bet šitoj pozicijoje, jeigu jos šiek tiek linksta, nieko tokio. Gerai? Šiek tiek galim. Iškvėpimas pirmyn. Įkvėpimas atgal. Iškvėpimas pirmyn. Įkvėpimas į šoną. Iškvėpimas pirmyn. Įkvėpimas į šalį. Iškvėpimas pirmyn. Įkvėpimas į šalį. Iškvėpimas pirmyn. Įkvėpimas į šalį. Iškvėpimas pirmyn. Įkvėpimas į šalį 5. Iškvėpimas pirmyn. Įkvėpimas 6. Iškvėpimas. Įkvėpimas 7. Iškvėpimas. Įkvėpimas 8. Iškvėpimas. Įkvėpimas 9. Iškvėpimas. Įkvėpimas 10. Labai gerai. Iš šitos pozicijos mes traukiam dešinę rankytę į dešinę pusę ir pakils mūsų lazda. Pakylam. Ir dar toliau traukiam į dešinę. Čia bus mūsų maksimali pozicija, mes pakeitėm pusės. Suspaudžiam sėdmenis, laikom tiesią nugarą ir judam toliau. Čia įkvepiam, iškvepimas pirmyn. Įkvepimas atgal, iškvepimas pirmyn. Įkvepimas atgal, tai yra į šoną, iškvepimas pirmyn. Įkvepimas į šalį, iškvepimas pirmyn. 4. Įkvepimas į šalį, iškvepimas 5. Įkvepimas į šalį, iškvepimas 6. Tebūnie labai nedaug į šalį. Įkvepimas į šalį, iškvepimas 7. Įkvepimas, iškvepimas 8. Ir visada atkreipkite dėmesį, galbūt abi pusės yra skirtingos. Iškvepimas, įkvepimas 9. Iškvepimas, įkvepimas 10. Iškvepimas. Gerai.
Iš šitos pozicijos mes vėl apkeičiam puses priekyje, ar ne? Dabar dešinė rankytė viršuje, kairė apačioj. Aš laikau lazdą suėmusi iš viršaus abiem delnais. Dabar eisim pilną ratą. Ir va čia jau jūs turit pajausti, ar norit daryti pilną ratą, ar galbūt kartosit prieš tai buvusį judesį. Jeigu nusprendžiat kartoti, tai 5 kartai kairiai pusiai, 5 kartai dešiniai pusiai prieš tai buvęs judesys. Kas norit daryti pilną ratą, pajausit, kad galite jį daryti, pradedam. Įkvepiam ir su iškvepimu vedam, kažkas sustos čia ir vėl eis į priekį, o mes vedam atgal, toliau nuo savęs. Gerai. Tada, va čia, mes apkeičiam jau rankytės. Viena viršuj, kita apačioj. Ir atvedam per dešinę pirmyn. Vėl dešiniai viršų, kairė žemyn. Nuo kairės keliaujam atgal, apkeičiam gale. Pirmyn 2. Bus tokie 5. Pasiruoškim. Pirmyn 3. Atgal. Pirmyn 4. Liktai truputėlį irkluojam, ar ne, gaunasi? 5. Labai gerai. Grįžtam į priekį. Rankytės priešais save ir apkeisim puses. Tie, kas darot pusinį, taip pat apkeičiam puses. Dabar kairė viršuje, dešinė apačioj. Vedam į dešinę ir galbūt sustojam arba keliaujam toliau. Apkeičiam rankytės, viena aukštai, kita žemai. Grįžtam nuo kairės. Keliaujam į dešinę. Apkeičiam, grįžtam 2. Į dešinę. Apkeičiam, grįžtam 3. Į dešinę. Apkeičiam, grįžtam 4. Į dešinę. Apkeičiam, grįžtam 5. Labai gerai. Rankytės pečių plotyje. Nuleidom lazdą žemyn, užmerkiam akis ir atsipalaiduojam. Ir paskutinis šiandien judesys, tikrai labai malonus, labai naudingas ir pakankamai paprastas atlikime. Laikom lazdą, beveik pabaigoje, paliekam nuo galo gerą sprindį. Suimam delnu iš viršaus, kairę ranką kol kas paleidžiam. Vedam lazdą už galvos. Gerai. Ir ties mūsų stuburų sustojam. Aš pasisuksiu, kad geriau matytųsi judesys. Kairę rankytę ištiesiam į šalį, vedam truputį atgal, užlenkiam, išsukam, užlenkiam ir užkabinam lazdą patogioj padėty. Iš šitos pozicijos pabandom tiek viršutinę rankytę, tiek apatinę rankytę lazda paeiti vieną aukštyn, kitą žemyn, ar ne, pabandyti kuo arčiau vieną kito delną pastatyti. Padėtis aiški, kai tik pajaučiam tempimą, jokio skausmo, tempimas, gerai, malonus, šiltas tempimas, abiejose rankose tempimas. Mes pradedam judesį, spaudžiam sėdmenis į save, įkvepiam, būtinai išsitiesiam, galvytę galit netgi įremti į lazdą arba į dešinę ranką. Įkvepiam ir su iškvepimu mes linkstam į kairę. 1, įkvepiam, pakylam. Iškvepiam švelniai vienoj plokštumoj. 2, kontroliuojam presų. Iškvepimas. 3. Įkvepiam, pakylam. Iškvepimas 4. Įkvepiam, pakylam. Ir iškvepimas 5. Įkvepiam, pakylam. Iškvepiam, kairę rankytę nuleidom žemyn. Dešinė atneša lazdą pirmyn. Gerai, keisim puses. Užkabinam lazdą kairę ranką. Ir va dabar labai svarbu, nykštys žemyn. Ir šitaip lazdą užkabinam. Gerai, nykštys žemyn. Nuleidam dešinę rankytę žemyn, vedam lazdą už nugaros
Dešinė rankytė į šalį, 90 laipsnių kampu įkvepiam, iškvepiam, vedam rankytę atgal tiek, kiek norisi ir tada mes išsukam delną į išorę ir užlenkiam rankytę, užkabinam lazdą už nugaros. Delniukai keliauja vienas arčiau kito, tiek, kiek pavyksta. Suimam taip, kaip mums patogu, atremiam galvytę, įkvepiam, jokio skausmo neturi būti pečių juostoj. Spaudžiam sėdmenis, su iškvepimu švelniai linkstam į dešinę. Įkvepiam, pakylam, iškvepiam, 2, laikom presą visą laiką. Įkvepiam, pakylam, iškvepiam, 3. Įkvepimas, iškvepiam, 4. Įkvepiam, pakylam ir iškvepiam. 5. Įkvepiam, pakylam į centrą, iškvepiam dešinę rankytę, paleidom, nuleidom ją žemyn, kairę iškėliam ir lazdą atsukam į priekį, pirmyn. Rankytės patogiai, užmerkiam akis, nedidelę pauzę, atsipalaiduojam. Įkvepiam, iškvepiam pilna krūtine 3 kartus, 1. 2, atpalaiduokit apatinį žandikaulį, dantų nesukandam. 3. Na, šiandien galime sakyti, kad praktika yra pilnai baigta ir pasimatysime jau kitą kartą.